Tai Lietuvos 15% teritorijos yra ypatingai vertingos ir saugomos. Tačiau iš tos 15% unikaliausia teritorija yra Kuršių nerijos. Kampelis unikalus, ypatingai Lietuvai brangus ir šitą kampelį kūrė gamta, žmogus, kultūra. Ir šis kampelis yra labai mėgstamas ne tik tai Lietuvos žmonių, bet ir mūsų svečių. Todėl jis yra įtrauktas į UNESCO saugomų teritorijų sąrašą. Saugomas todėl, kad sukurtos vertybės yra ypatingai įdomios ne tik tai mokslui, ne tik tai tyrinėjimams, bet ir turistams, Lietuvos gyventojams. Šiandien vyksta didelis ginčas, kaip turi būti vystoma šita teritorija. Ar mes paversim šitą kraštą urbanizuotų, turizmo, pramogų industriją plėsim šitoj teritorijai, ar nesikišim arba minimaliai kišimės į gamtos ir žmogaus sukurtą teritoriją. Aš manau, kad mano nuomonė kaip aplinkos ministro, mes turėtumėm vystyti vandens, dviračių, pėsčiųjų turizmą. Tai yra ta veikla, kuri mažiausiai pažeidžia gamtą, mažiausiai niokoja kultūros vertybės. Ir mes neturėtumėm statyti ypatingai didelių kompleksų, baseinų, sanatorijų, nes šita vietovė yra tiesiog nepritaikyta ir nesusiformavęs yra visuomenės požiūris į tokį urbanizavimą. Šiandien pradėtas visuomenės svarstymas, todėl aš kreipiuosi visus, aktyviai dalyvaukit, išreiškit savo nuomonę, parašykit, nes Lietuvos kiekvienas žmogus turi nuomonę, jis nebejingas, jis gali paveikti, jis gali įtakoti į šitos teritorijos ateitį. O man norėtųsi, kad tą grožį pamatytų ir mūsų vaikai, ir mūsų ateities kartos, kad jie galėtų poilsiauti, pajusti tą žavesį tos teritorijos, kuri šiandien vilioja ne vieną, ne tik mūsų tautietį, bet ir užsienio svečią. Šiandien vyriausybė apsisprendusi keisti įstatymus ir perimti tvirtinimo procedūrą į savo rankas. Aš pritariu tokiai nuomoniai, esu pateikęs įstatymą Seime, pakeičianti tvirtinimo tvarką, kad ne savivaldybės taryba, o vyriausybė tvirtintų Kuršių nerijos bendrąjį planą. Aš matau tai kaip atitikimą ir visuomenės lūkesčių. Todėl dar kartą kreipiuosi visus, būkit aktyviais, išreiškit savo poziciją ir jūs prisidėsite prie šito unikalaus grožio išsaugojimo.